there like a violent wound. The night was thicker than a smoky fume. And eyes away. Then he loved her like he loved no one. The way she laughed and hold a smoking gun. The way she always said what's done is done. And he is not the only one. Tai aš esu labai pasimetus. Pirmiausia, tai todėl, kad man artėja 30. Aš šiaip iš esmės su tuo 30 nieko baisaus nėra. Bet aš kažkaip matydavau save taip, kad, dabar aš esu jauna, dabar aš kvailioju, bet ateis diena, kai man reikės surimtėti, kad ir ką tai reikštų, ir kažkaip 30 man jau buvo tokia riba, jau kažkas turi vykti rimtesnio, ir rimtesnio tikriausiai turiu omeny, nežinau, kažką vienoje vietoje, nežinau kodėl. Šiaip man dar yra laiko iki to 30, dar 3 metai, bet o jeigu taip ir nesupratot, ką čia šitą pasimetus merga peza, tai gal tiesiog papasakosiu. Jeigu sėdi ir galvoji, kad čia nesvaigsta, tai gal tiesiog nuo pradžių papasakosiu. Tai labas, aš esu Ugnė ir prieš 8 metus susigadinau savo gyvenimą. Kaip paklausyt? Vienoje kelionėje prieš kokius 8 metus aš pagavau žiaurų kablį. Kaip jau galit matyti, kablys buvo ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme, bet aš išvažiavau pildyti savo svajonės tapti Muay Thai kovotoja. Ar man pavyko? Ne, bet vieną dalyką supratau, kad man smagiau kotletus valgyti ne pas babą namie, o pas kokią nors tailandietišką babą sėdint ant taburetės ar ant bordiūro, kol aplink jos vaikai gaidžius su šampūnu maudo. Jeigu pagalvojat, ką? Tai jo, ir aš šito jausmo norėjau kuo daugiau ir daugiau, todėl pradėjau keliauti visur, kur buvo pigus bilietai. Bet man tada buvo 20 ir visa mano aplinka šitos mano bajerius nurašė tiesiog jaunystėj. Tai patikėkit manim, aš tos pirmuosius jaunystės metus deramai ir leidau. Ir stebėdama vieną tokį saulėlydį horizonte tracoką pamačiau ir supratau, kad mano potencialus išsilakstymo laikas tikriausiai į pabaigą eina. Tas mano skundas iš mašinos buvo ne šiaip ketvirčio amžiaus krizė, o susitaikymas, kad galbūt tas įsivaizduojamas išsilakstymas ne man. Ir važiavau apžiūrėti savo naujųjų potencialių namų ant ratų. Iš karto pasakau, kad supanikavus, nes atsirado dar vienas pirkėjas, nusipirkau. Kad matytųsi. Tu kodėl ne čia pastatęs, reikėjo ant kašutos? Ilga labai, tai sunku išvažiuoti. Ilgas Mercedesas labai. Pažiūrėsiu. Šitas, einam žiūrėti toliau. O kodėl toks didelis? Kad matytųsi? Nes mažas nesimato. Geras? Geras? Nu. O dabar žiūrėk. Nu. O kas čia? Čia, kad išeitų iki Palangos nuvažiuoti atsigulus patogiai. O kas čia? Lipam. Tai čia kemperis. Patrauk tik toliau, biškai, kad neatsisėsti turėtų pro. Oi, jo.
Tvai mati. O čia tai daiktas. Eik čia, Rutkauskai. Eik pasaulyje. Taip. Ai. Ir mankštą gali padaryti. Kaip gyvenimas daug duoda man, ką? Visokių džiaugsmų. Pirmiausia, atima, o paskui grąžina. Ir grąžina bumerangu. Pasiskolina tada. Su procentais. Džiaugsmą grąžina su procentais, ką? Ho! Tai kur čia mano tie lygos? Kur tos mano lygos, ką? Ho! O aną pardavėt? Ne? Mašiną savo? Va, stovi kieme. Jūsų? Taip? Tu kaip čia atvažiavot? Nu tai aš vairavau ir Lukas. Tai mes ką tik iš Vilniaus, Mes ką tik nupirkom ir atvažiavom. prieš valandą nusipirkom. Eik čia pabučiuos. O tau? Pagavau. Tai jau susipažinot su pirma kelionės dedamąja, Kempinskiu arba Vane, kai užknisa. Tai yra 2008 metų Mercedes-Benz Sprinteris, kuris taps mano namais ateinantiems pusę metų. Shoved in the kitchen of a city tune. The light would flicker like a violet moon. Kad tiek man, tiek mano kelionių kompanijai būtų mažiau streso, tokį gyvenimo būdą jau testavom ir paskutinius porą mėnesių gyvenom jame. Nu ir labai patiko. O kad jau užsiminiau apie kompaniją, tai pristatau ir savo įgulą. Vyras ir šuniukai. Tai kas čia bus? Per ateinančius 6 mėnesius bandysim pasiekti Afriką, važiuoti Maroką, niekieno nekontroliuojamą vakarų Saharą ir pasiekti vieną rečiausiai pasaulyje lankomą šalių – Mauritanija. Kodėl Mauritanija? Atsakymas labai paprastas. Noriu susitranzuoti patį ilgiausią pasaulio traukinį ir pravažiuoti Saharą. Traukinys ne tik pats ilgiausias pasaulyje, bet ir žmonės sako, kad pats pavojingiausias. Dėl to, kad važiuoji gulėdamas ant. Tai sakau, nuvažiuosiu ir pasižiūrėsiu pati, kaip ten yra. Kadangi kelionės laikas iki 6 mėnesių, tai tikrai nesiplėšysiu ir kokios picos pakeliu Italijoje tikrai neatsisakysiu. Visą šitą laiką, kol pravažiuosiu Europą, planuoju aplankyti savo vaikystės miestą Austrijoje. Jame lankiau mokyklą ir gyvenau šiek tiek paauglystėje. Pat planuoju pamatyti Dolomitus. Aplankyti vieną slaptą tašką, kurį man rekomendavo keliautojas sutiktas Vingio parke. Žinoma, kad suvalgyti skanę pizzą ir tiramisu. Ir prieš pasiekiant Afriką, pamatyti didžiausias pasaulio bangas Portugalijoje, Nazarėje. Pasiekus Afriką kelionė šiek tiek keičiasi, kadangi įgula yra ir keturkojų. Tai įvažiavimas į tam tikras šalis ir sienų keitimas šiek tiek sudėtingėja. Žinau, kad iki Mauritanijos atvažiuoti problemų nebus, po to žiūrėsiu. Širdis norėtų koją pastatyti Dakare, kaip bus. Pažiūrėsim. Tai kelionės pristatymas kol kas toks. Niekada nedariau panašaus formato, nežinau, kažkas žiūrės ar nežiūrės. Vis tiek kuri kažkam. Tai jeigu nežiūrės niekas, nėra ko čia man ir sėdėti. Tai jeigu įdomu tokia kelionė ir kaip mums seksis, sureaguokit, palaikinkit, pakomentuokit, tada žinosiu, kad dažniau man reikėtų kamerą išsitraukti. O dabar keliauju po biškį daiktų dėti, nes išvažiuojam panašiai už savaitės. Tai viso geriausio ir tikiuosi, kad sekant videką darysiu ne patogiai sėdint prie stalo, o susisukus kemperį.